Labas, esu Edvardas Judžiantis iš finansų trenerių. Kiekvieno mėnesio pradžią analizuoju, kas vyko finansų rinkose, kad jums nereikėtų. Kovo mėnuo buvo išties įspūdingas. Nafta šoko 30% aukštyn, Euribor ilgesnių terminų normos ženkliai padidėjo, akcijų rinka raudonavo beveik visame pasaulyje, o bitkoinas augo. Kas iš tiesų vyko ir ką tai reiškia jūsų pinigams, papasakosiu per artimiausias 25 minutes. Žemiau taip pat rasite laiko žymes, galite šokti prie jūsų dominančios temos ir jeigu liksite iki galo, nepasigailėsite, nes pabaigoje pateiksiu asmeninę prognozę balandžio mėnesiui. Prieš pradedant visada tradiciškai jau ne kartą dariau rinkų apžvalgas, tai labai trumpai atsakomybių ribojimą. Pabrėžiu, kad tai yra mano asmeninė nuomonė, tai nėra raginimas pirkti, investuoti ar parduoti tam tikras finansinės priemonės, tai yra labiau informacinio pobūdžio skleidžiama informacija. Tai visus asmeninius finansinius sprendimus priimate asmeniškai ir visas atsakomybės taip pat. Tradiciškai apžvalgas pradedu nuo infliacijos rodiklių. Eurostatas kovo 16 dieną paskelbė oficialius vasario mėnesio infliacijos rodiklius ir Eurozonos ir ES rodikliai didėjo, tai Eurozonos infliacija buvo 1,9%, ES 2,1%. Lietuva neatsilieka, Lietuvoje infliacija taip pat pakilo nuo 2,8 iki 3,3, Latvija, Estija sumažėjo, Lenkijoje praktiškai nepakito. Infliacija labiausiai įtakojo didėjančios paslaugų kainos, tai yra 1,5% prieaugis, taip pat brango maistas ir tabakas beveik 0,5%, ne energetikos pramonės produkcija labai neženkliai padidėjo, o vasario mėnesį energetikos produkcija pigo. Nors keista, atrodo, kovo mėnuo viskas brango. Infliacija, jeigu pasižiūrėt per grafiką, Lietuva yra smarkiai aukščiau negu ES vidurkis. Mus lenkia tik tai Kroatija, Slovakija ir Rumunija. Rumunijoje jau keletą mėnesių yra labai aukšta ir išsiskirianti infliacija. Lietuvos ilgą laiką buvo apie 3%, tai dabar daugumoje šalių infliacija šiek tiek vasarį pamažėjo, tai Lietuva persikėlė į grafiko beveik pradžią. Tai reiškia ir mums, mūsų piniginėms, brangsta produktai, pragyvenimas brangsta, jeigu atlyginimai nedidėja, reiškia jūsų perkamoji galia mažėja. Euriboras kovo mėnesį siunčia aišku signalą. Jeigu žiūrėti grafiką, 3 mėnesių Euriboras beveik nepakito, labai neženkliai. Jisai atspindi artimiausią Europos centrinio banko laikyseną ir prognozę. Tačiau tiek 6 mėnesių, tiek 12 mėnesių Euriboras gan ženkliai kilo. 6 mėnesių beveik iki 2,5%, o 12 mėnesių iki beveik 2,9%. Tai rodo ilgalaikę tendenciją, galimą paskolų palūkanų didėjimą, todėl įtakos tai praktiškai visus turinčius paskolas, kurios nėra fiksuotos, ir jeigu turite Euriboro 6 ar 12 mėnesių ir artimiausių metų jums bus perskaičiuojamos palūkanos, tikėkitės didesnių įmokų, didesnio mėnesinio mokesčio už jūsų paskolą. Kaip atrodo ilgalaikė prognozė į ateitį, kurias pateikė Chapman Hedging Advisors, kuris aš kiekvieną mėnesį pristatau, tai čia yra grafikas tiek 3, tiek 6 mėnesių, jis yra pasikeitęs nuo praeito mėnesio. Ir dabar atsirado toks staigus prognozė, tokia staigi palūkanos pakankamai augs artimiausią pusmetį. Ir jeigu palyginti, kaip atrodė praeito mėnesio, vasario mėnesį pateikta jų prognozė, toks buvo nuosaikus augimas, dar tikėtina, kad turėjo šiek tiek ir mažėti, link vasaros tik apie 2% būti. Tai dabar jau link vasaros yra virš 2,5 ir auga toliau. Į ateitį, aišku, prognozė 10 metų tikėtina, kad bus apie 3 ar netgi daugiau procentų. Sekanti skaidrė, tai valiutų pora, euras, doleris, forexas. Doleris toliau stiprėja, antrą mėnesį iš eilės pastiprėjo, arba kitaip sakant, euras susilpnėjo beveik 1,5% ir dabar už 1 eurą gaunam 1,16 dolerio.
nors mėnesio viražai skiriasi, buvo šiek tiek netgi labiau nuvertėjęs euras, mėnesio pabaigoje šiek tiek atšoko. Bet ką tai reiškia mums, pagrinde iš Europos, jeigu mes perkame Amerikoje pagamintas prekes ar paslaugas, jos mums šiek tiek pabrangsta, todėl vėlgi perkamoji galia mūsų šiuo atveju mažėja ne tik dėl infliacijos, bet ir dėl nepalankaus dolerio kurso. Energetiniai resursai, nafta, kovo mėnesį, pati aštriausia tema turbūt. Tai nafta, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, kaina kilo beveik 30%, maždaug nuo $78 už barelį iki virš 100. Šiandieną, kada įrašinėju, tai yra balandžio 1 dieną, apie $101–102 už barelį. Ir grafike labai aiškiai matosi, kovo 9 dieną buvo staigus kainos kilimas, tai ypatingai lėmė veikla arba amerikiečių veikla su Izraeliu ir konfliktas Hormūzo sąsiauryje, kuris didino įtampą, blokuojami laivai, per šitą sąsiaurį keliauja nafta, labai didelis kiekis ir būtent stabdymas šito sąsiaurio, eismo šito sąsiauriu kelia naftos kainas. Ko tikėtis toliau? Sunku pasakyti, artimiausių metų, jeigu nerims konfliktas, nafta gali dar šiek tiek brangti, tačiau analitikai pateikė skirtingas prognozes. Ilgalaikiai perspektyvoje nafta turėtų pigti. Dėl ko? Todėl, kad nėra ilgalaikių fundamentinių resursų naftai brangti, nes naftos gamyba nesumažėjo, tiesiog transportavimas šiek tiek apribotas. Goldman Sachs teikia ekstremistinį, tokį pesimistinį scenarijų, jeigu konfliktas neįsispręs, ketvirtą ketvirtį nafta gali kainuoti apie $90 ar net iki $100. Tačiau yra ir kitų prognozių, kad mažėjant konfliktui arba jeigu jisai taip stabilizuosis, nafta palaipsniui mažės iki $80 arba $70 už barelį. Tai trumpalaikiai geopolitiniai šuoliai tikriausiai tęsis, bet bendrai baziniai rinkos fundamentai rodo, kad nėra labai aukšto spaudimo kainai. Todėl naujų kažkokių sukrėtimų, jeigu ir nebus, tikėtina nafta atpigs. Kovo mėnuo elektrai buvo priešingas negu naftai. Elektros gamybos savikaina Lietuvos rinkoje smarkiai pigo. Jeigu matome grafiką, sausį, vasarį buvo pakankamai didelė savikaina, virš 15 euro centų už kilovatvalandę, tai kovo mėnesį apie 8 su trupučiu savikaina. Kaip tai atrodo skaičiais? Lyginant su vasariu, kovo mėnesį atpigo beveik 7,3 euro centų už kilovatvalandę. Ir jeigu palyginti su praeitų metų kovo mėnesiu, šių metų kovo mėnuo taip pat šiek tiek pigesnis, beveik 1 euro centu. Tai mažina spaudimą tam tikrom kainom, tam tikrom prekiam ir paslaugom, nes jeigu ir elektra būtų neatpigus ir brangtų, toliau infliaciją turėtumėm ženkliai didesnį. Einam toliau prie finansų rinkų, tai pasistengsiu labai greitai prabėgti, kas vyko pasaulyje. Praktiškai visos finansų rinkos raudonavo. Tai pradedam nuo S&P 500. Rodiklis krito beveik 5,13% per mėnesį ir siekia dabar apie 6,5 tūkstančio punktų. Tai yra didžiausių 500 Amerikos įmonių indeksas. Pasaulio indeksas krito taip pat apie 5,3%, kas yra šiek tiek netgi daugiau negu Amerikos rinka. Europos 600 didžiausių įmonių indeksas krito, bet ne tiek ženkliai, tik tai apie 4,5%. Tai rodo šiokį tokį Europos atsparumą galbūt įvykiam Hormūzo sąsiauryje ar konflikte Irane. Ir mėnesio galiai ypatingai šiek tiek Europos akcijos pakilo. Skandinavų 40 didžiausių įmonių vėlgi labai panašiai kaip Europa. Įtaka Amerikos yra, bet gal ne tokia didelė kaip pačioje Amerikoje. Tai
OMX40 krito apie 4,6% su atsitęsimu šiokiu tokiu paskutiniam mėnesio dienom. Einam į Aziją. Kinijos du pagrindiniai, galbūt, sakykime, indeksai, jų aišku yra daugiau, tai CSI 300, tai yra didžiausių Kinijos įmonių 300 ir CSI 1000, tai yra mažųjų Kinijos įmonių indeksas. Abu du krito. Didžiosios įmonės krito mažiau, apie 4,3%, mažosios įmonės virš 8%. Tai vėlgi Kinija jautriai reaguoja, nes nemažai naftos per Hormūzų sąsiaurį keliavo į Kiniją, laikinai buvo sutrikdyta, bet paskui išsprendė šiek tiek į Kiniją nafta keliauja, tai tokio didelio šoko nebuvo, kokio galima buvo tikėtis. Japonijos Nikkei 225 populiariausias indeksas taip pat raudonavo, virš 7% mažėjo. Japonija šiek tiek turi kitą priežastį, dėl ko mažėjo, nes stiprėjo jena, kadangi Japonijos ekonomika yra kaip ir ant atsigavimo. Stiprėjantį jeną nėra palanki Japonijai, nes Japonija pagrinde gamina ir eksportuoja, kuo labiau stiprėja jena, tuo sunkiau jiems yra parduoti savo produkciją, o nemažai investuotojų pirko jeną, todėl akcijų rinka šiek tiek krito, nes pardavimai yra prognozuojami mažesni dėl brangesnės jenos. Ir grįžtam arčiau, Baltijos rinka labai sekli, 10 didžiausių įmonių, per mėnesį kaina beveik nepakito, šiek tiek net mėnesio vidury buvo pakilusi, mažiausiai turbūt įtakos turi mums įvykiai Irane. Iš kitos pusės rinka pakankamai lengva įtakoti, keletą didesnių sandorių gali pakeisti pačią struktūrą ir galutinę grąžą, todėl reikėtų atsargiai vertinti Baltijos šalių rinką. Toks apibendrinimas, kad kovo mėnuo apskritai buvo labai sunkus mėnuo pasaulio finansų rinkoms, praktiškai visoms. Ir visur ta pati bendra tema, geopolitinė įtampa artimuose rytuose, tai yra naftos brangimas, tarifai, neapibrėžtumas. Tai vienintelė išimtis tik tai Baltijos rinkos, bet jos yra labai seklios. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tas, kaip nuolat kartoju, trumpalaikis rinkų svyravimas yra trumpalaikis ir tai yra gyvenimo dalis. Būna mėnesių, kada kyla, būna, kada krenta, tai kovo mėnuo buvo toksai labai neigiamas, bet ilgalaikio investavimo strategijos tai neturėtų keisti, o tiesiog tai yra dar viena bangavimo fazė. Kas atsitiko po kiekvienos tokios krizės, mes žinome istoriškai, po kiekvieno kritimo ateina atsitęsimas, rinkos pakyla. Klausimas, ar kritimas jau baigėsi, gali būti, kad ne, bet ateityje rinkos turėtų kilti. Tai trumpai apibendrinau finansų rinkas. Dabar norėčiau apžvelgti, kas vyko pensijų fonduose. Tai Lietuvoje, kaip ir žinote, yra 6 pensijų fondų bendrovės, per kovo mėnesį visos patyrė nuostolį, tai yra investicinė grąža buvo neigiama, tai visai nestebina. Todėl, kad dauguma jų investuoja į pasaulio akcijas ar panašius fondus, ar panašų fondų rinkinį, ar jeigu investuotų ir į Ameriką, ar pasaulės, ar Skandinaviją, visi krito labai panašiai. Mažiausias kritimas artėja, 4,34%, daugiausiai krito Allianz fondai, 6,24%, visi kiti apie 5 su trupučiu. Trečioji pakopui labai panašus vaizdas. Apžvelgiu tik tai tos, kurie investuoja iki 100% į akcijas ir per kovo mėnesį šiek tiek artėja didesnis kritimas negu antroji pakopui, arčiau 5%. Swedbankas turėjo didžiausią kritimą, beveik 6%, kitos bendrovės labai panašiai. Didelio skirtumo kaip ir nėra, visos bendrovės tiek antroji, tiek trečioji pakopui krito ne dėl to, kad blogai fondus valdo, ne dėl to, kad žmonės kai kurie planuoja nusitraukti antrą pakopą, o tiesiog tai buvo įtakota globalių finansų rinkų ir globalios situacijos. Toliau, išskirtinis dalykas Bitcoinas, tai turėjo karuselę per kovo mėnesį, kaip ir matot grafike, kilo, krito, vėl mėnesio vidury kilo, į mėnesio antrą pusę krito, vėl kilo. Galutinai mėnesį uždarė su 3% augimu.
bet tai nereiškia, kad bitkoinas kažkaip atsilaikė. Galbūt ir atsilaikė taip, bet nuo spalio mėnesio kiekvieną mėnesį bitkoino kaina krito nuo virš 100 000 eurų kainavus spalio mėnesį. Kiekvienas mėnuo vis mažėjo ir dabar yra apie mažiau negu 60 000 eurų, kas yra labai ženklus kritimas. Tai kažkada tas kritimas turėjo sustoti. Tai tikėtina dėl to, kad jau kaina ir taip pakankamai žema ir išeinant iš kitų finansinių aktyvų, iš akcijų, sakykime, ar įvairių rinkų, dalis kapitalo ėjo į bitkoiną ir tas būtent stabdė galbūt tolesnį bitkoino kritimą. Bet kaip su bitkoinu galim pasakyti taip, kas bus, niekas nežino, ar jau čia dugnas pasiektas, aš tikrai nežinau ir manau, kad niekas nežino, nes dažniausiai bitkoino prognozavimas labiau yra pramoga, o ne kažkoks mokslas ar fundamentai. Einam prie tauriųjų metalų. Auksas, kaina aukso per kovo mėnesį riedėjo žemyn ir tas riedėjimas yra daugiau negu 8%. Pikas buvo beveik 4700 kaina mėnesio pradžioj, buvo nukritę mažiau negu 4000, beveik iki 3,5 ir dabar mėnesio užbaigimas yra apie 4000 eurų už unciją. Tai 8% pakankamai ženklus kritimas. Tačiau sidabras kainos kritimas dar didesnis, pavadinčiau čia net ritimasis žemyn. Kaina krito daugiau negu 18% ir dabar siekia nepilnai 65 eurus už unciją. Tai sidabras jau yra toks metalas, jo tokia savybė, kad jisai labiau svyruoja. Jeigu auksas kyla, sidabras tikėtina kyla šiek tiek daugiau, jeigu krenta, tai sidabras krenta šiek tiek daugiau. Ir tradiciškai apžvelgiu mint ratio, ar kitaip sakant, aukso sidabro reitingą. Jis parodo, koks yra santykis tarp aukso ir sidabro kainos. Tradiciškai yra manoma, kad tas santykis turėtų būti tarp 50 ir 80, arčiau kokias 60. Toksai viduriukas ir manoma, jeigu 80 arba daugiau, tai reiškia auksas yra stipriai pervertintas sidabro atžvilgiu. Tada reiškia sidabras yra kaip ir pigesnis. Ir atvirkščiai, jeigu šis santykis yra 50 arba mažiau, tada sidabras yra per brangus aukso atžvilgiu. Tai kai kurie naudoja šitą rodiklį pasirinkti perkant auksą ar sidabrą, kada reikėtų kurį pirkti, bet tai nėra rekomendacija šiuo metu kažką pirkti. Tuo labiau, kad šiandienai tai yra apie 63 santykis, yra maždaug viduriukas, tai ar auksą ar sidabrą pirksi, didelio skirtumo nėra istoriškai, tai yra labai toks tarpinis variantas. Baimės indeksas šiek tiek pasviravo, labai flirtavo, kaip aš sakau, ties 30 indekso riba. 30 jau yra tam tikri aiškus neramumai, tai nėra dar panika rinkoje, bet yra aiškios neigiamos tendencijos ir mėnesio gale, tiek kovo 9 dieną buvo pasiekę arti 30 arba šiek tiek viršė. Šiai dienai yra virš 24, tai jeigu tradiciškai pasižiūrėti, ką būtent tas VIX rodo, tai iki 20 yra žema riba, normalu, rinkos ramios. Tarp 20 ir 30 yra padidėjęs nerimas, yra labai aktyviai stebima, kas vyksta ir labai jautriai reaguojama į bet kokį trikdį. Virš 30 yra baimė ir jau tai rodo kažkokį išsipardavimą, o daugiau negu 40 ar virš 50 jau yra panika rinkose ir ten virš 60 rinkos griūtis. Tai kol kas investuotojai dar proto nepametė, bet yra sujaudrinti, tai šitas indeksas labai gerai atspindi šiuo metu esančią tokią pakilusią šiek tiek temperatūrą finansų rinkose. Ir kaip ir žadėjau, pabaigai labai trumpai apžvelgiau, kas įvyko rinkose. Tai vasario infliacija pakankamai neženkliai Europoje didėjo, bet Lietuvoje ženkliau padidėjo. 3 mėnesių Euriboras beveik nepakito, o 6 ir 12 mėnesių ženkliai padidėjo, tai rodo į ateitį, kad didės palūkanos. Naftos kaina kovo mėnesį smarkiai
šovė į viršų, buvo pasiekę daugiau negu $110 už barelį, šiek tiek koregavosi, bet galutinis mėnesio augimas apie 30%, kas nėra gerai mums, visi pajuto per degalinėse kainas padidėjusios kuro. Bet geresnė žinia, elektros gamybos savikaina atpigo, ženkliai lyginant su vasariu, aišku įtakojo daug saulės kovo mėnesį, vėjuota pakankamai buvo, tai iš atsinaujinančios energetikos Lietuva pasigamino nemažai elektros, kas leido sumažinti gamybinę savikainą. Ir prognozė ateičiai, tai infliacija kovo mėnesį smarkiai didės, ypač Lietuvoje, bus daugiau negu 4%, Europos Sąjungoje taip pat didės, Europoje, eurozonoje apie 2,5 turėtų būti. Tai ką tai rodo, kad šitas kovo mėnesio naftos kainos brangimas iš karto labai smarkiai įtakoja kainų pokytį Europoje. Naftos kainos, šiek tiek kainos kilimas gali dar būti, ypač jeigu tęsis konfliktas, tačiau ilgainiui turėtų stabilizuotis ir mažėti. Balandžio mėnesį elektros savikaina tikėtina bus panaši ar net šiek tiek sumažės lyginant su kovu. Ir tai leis tikėtis pakankamai mažų elektros sąskaitų tiem, kurie turi biržos planus. Tie, kurie turi fiksuotus, taip greitai nepajaučia, bet tiesiog ilgalaikiai šiek tiek atpinga fiksuoti planai. Artimiausiu metu 3 ir 6 mėnesių Euriboras tikėtina didės, labiau 6 ir 12 mėnesių, bet ir 3 mėnesių turėtų pradėti kilti. Tai tiem, kam artėja palūkanų perskaičiavimas, nusiteikit, kad šiek tiek pabrangs įmoka. Vidutinė paskola yra apie 111 000, tai jeigu padidės apie 0,3% Euriboras, tai apie 19 eurų pabrangs jūsų įmoka už palūkanas, tai yra už jūsų paskolą. Europos centrinis bankas kovo mėnesį nepadidino bazinių palūkanų, kitas susitikimas Europos centrinio banko bus balandžio gale, tai jau dabar didėja tikimybė, kad palūkanos gali būti padidintos, norint pažaboti augančią infliaciją. Tai vėlgi didins spaudimą Euriborui. Baimės indeksas flirtavo ties aukšta baimė ir yra kol kas nerimo zonoje. Ir kol kas išlieka jautrios rinkos, tai tikėtina panašu, kol nenurims artimuose rytuose konfliktas, ten ir liks. Ir taurieji metalai, tiek auksas, tiek sidabras, jų augimas sustojo, kaina pasikoregavo, jie ženkliai atpigo per kovo mėnesį, kur judės toliau, sunku atspėti, labai priklausys nuo kitų rinkų ir kaip judės pinigai. Tai bandyčiau spėti, kad auksas su sidabru šiek tiek pabrangs per balandžio mėnesį, tai gegužės pradžioje bandysim pasižiūrėti, ar atspėjau, nors labai nemėgstu spėlioti. Taigi, štai kovo mėnuo, įdomi kelionė. Nafta, Euribor, raudonuojančios finansų rinkos ir vienintelis herojus Bitcoinas. Jeigu jums patinka toksai turinys, matote, kad buvo apžvalga naudinga, kviečiu užprenumeruoti mano kanalą. Kiekvieno mėnesio pradžioje nauja apžvalga. Todėl žinosite, kas vyko finansų rinkose ir ką tai reiškia jūsų pinigam. Susimatysime gegužės mėnesį ir iki.